Tai pritariu Aušrai, kad kas liečia tą rolę, projektų tas menedžeris, tai jisai kaip yra, kaip mes ir kalbėjom su Aušrai, ryšininkas, ne? Kaip tas toksai paštininkas. Yra problema, kažkur kažką reikia su grandinėlė atsakyti klausimą, nubėgti, pasikonsultuoti, atnešti, pernešti, perduoti ir toksai Ir labai sunku būti ryšininku, kai nėra su ko bendrauti. Jo, ofise ateini būna tokių dienų, kad sėdė ten 3 žmonės. Ir toks būna, kur, pažiūrėjau, reikia labai svarbaus kažkokio atsakymą, iš kokio nors sistemo architekto, ne? Kur tikrai pa žmogų galvoji ten enciklopediją, tu atsidarai jo kalendorių, 3 savaitės į priekį nėra laisvo gepo, kur mytai tarp, rašai per Teamsus, jis neatrašo, nes visą laiką mytose. Tu jį sutinki jį prie kavos. Sutinki jį netyčia, pagauni prie kavos, minutę turi atsakymą. Tai mums būtų daug geriau, jeigu visi į ofisą. Čia jeigu kolegos žiūrė, eikite į ofisą. Taip, eikite į ofisą, mums su jumis linksmiau. Tai ką, nepradėjom nuo normalaus intro, kažkoks netradicinis, o netradicinis dėl to, kad šiandien svečiai yra iš Tele2. Ir... Todėl netradiciniai. Todėl netradiciniai. Tai ne nuo tradicinio pasisveikinimo, nuo jau tokios natūralios diskusijos pradėjom. Tai šiandien svečiuose Aušra ir Mindaugas. Jie yra IT būtent projektų vadovai. Ir pasišnekėsim tiek dėl jūsų patirties, tiek dėl to, kaip atėjot, kodėl atėjot, nes būtent dabar Code Academy pasileido būtent projektų vadovo programą ir turim labai daug neatsakytų klausimų, kas geriausiai atsakys, jeigu ne praktikai, ar ne? Tai labai būtų įdomu išgirsti jūsų istorijas, kaip iš vis atsiradot, ar netikėtumas, nes labai skirtingi žmonės ateina iki šios rolės, kartais mokosi ir labai sistemingai tai padaro, kartais, žinai, dirbu, pamatau savo stipriasias pusės ir tada suprantu, kad visgi čia yra mano kelias. Tai, Mindaugai, pradėkim nuo tavęs, papasakok, kaip tu atkeliavai ir kokia tavo istorija. Tai labą dieną, kolegos. Labas. Tai aš gal nuo pačio Tele2, kaip atsiradau, tai iš vis mano kelionė Tele2 prasidėjo net ne IT skyriuje, aš pradėjau dirbti prekybos skyriuje. Ir kartu su IT komanda turėjome tokį vieną bendrą projektą ir gavau tuo metu tam projekte product ownerio rolę. Ir kartu su project manageriu mes ten gerai susibildinom, ten gerai sekėsi tas projektas, greitai tiek piniginė prasme, tiek laiko prasme jisai sėkmingas buvo, įvyko, prasme, viskas ok. Ir tuo metu projekto eigoje atsirado laisva vieta IT skyriuje project manager. Aš suaplainau ir valio, dabar esu ten, kur esu ir ta patirtis, mūsų tas projektas, apie kurį kalbėjausiai, truko grubiai 2,5-3 metus. Ir per tą laiką aš daug išmokau iš tuo metu buvusio project managerio, tą experience ir product ownerio experience, kaip tas viskas verda, kaip juda, pačius tos principus perėmiau ir po to sėkmingai panaudojau ten, kur dabar esu. Tai kaip ir kalbėjom prieš tai, tai tas project manageris, jisai toksai yra kaip ryšininkas, organizatorius, prižiūrėtojas ir vedančioji galva. Jis turi iš esmės būti orientuotas ir į rezultatą, ir į idėją. Tai šitoje vietoje tiek tos turbūt asmeninės savybės yra daug lemiančios ir tos know-how, žinojimas. Tai turbūt mane tiek Aušra. Ja, aš iš tikrųjų su IT neturėjau nieko bendro savo gyvenimą ir turbūt būčiau nepatikėjus, kad atsidursiu kažkada IT, nes, tai ką ten, kompą įsijunti visi mokėjo. Bet į Tele2 aš atėjau iš visai kitos sektorius, iš valstybinio, dirbau ekonomikos ministerijai, ten su valstybiniais projektais, bet, toks nebuvo mano, turbūt. Ir kažkaip pasitaikė proga ateiti į Tele2, pradėjau dirbti kaip produkto vadovė Pildyk. Toks produkto ženklas, tai kaip ir viskas buvo gerai, kelis metus dirbau, bet produkto vadovas, vis tiek tu esi atsakingas už tą vieną produktą, tu apie jį viską žinai, man prasidėjo rutina. O aš iš to tipo žmonių, kur man reikia augti, man reikia pokyčių, man reikia mokytis, tai kai to mokymosi sumažėjo, buvo toks įdomesnis etapas, aš išėjau iš Tele2, išėjau su keliais kitais kolegom daryti startuolio. Ir startuolio tą idėją, nes plečiant turėjo truputėlį IT, aišku, ir Pildyk produkto vadovė, kai dirbau, šiek tiek turėjau irgi to IT, ten vis tiek reikėjo su komandom dirbti.
IT programuotojų startuolis nepaėjo. Nebūčiau čia, turbūt jeigu būtų paėjo, būčiau gal Bahamose kokias. Papasako, kodėl nepaėjo. Ai. Tai... Palikim čia kitam pokalbiui. Kitam podcast'ui. Tai... Ir kažkaip, kai baigėsi startuolis, buvo toks etapas, ką daryti toliau. Ir kaip tik Tele2 atsirado nauja pozicija IT projekto vadovo dar vieno. Ir IT vadovas, mes kadangi buvom pažįstami, jis pamatė, kad aš vėl kaip ir laisva darbo rinkoje. Ir jis pakvietė, gal nori prisijungti prie mūsų komandos, gal nori suaplikuoti. Ir man toks buvo tas, kur aš ir IT, tai aš ten ten tie API, request ir response, ašgi nieko nemoku, aš IT nieko nebaigus. Tai buvo toks truputį barjeras, eit ar neit. Bet labai norėjau, nes įmonė pažįstama, kultūra gera, kolegos faini. Ir grįžau. Ir labai džiaugiuosi ir jau dabar 2 metus dirbu šitoj roliai. Nes IT bijot nereikia. IT projektų vadovai, tu neprogramuotas. Tau svarbu mokėti susikalbėti su žmonėm, žinot, ko paklaust, žinot, kur rasti tos atsakymus. O organizacinės asmeninės savybės yra daug svarbiau negu tos gilios žinios. Žinios išmoksi. Tai 2 metus mokus, jau dabar galiu apie API kalbėti. O jeigu į pačią pradžią, žinai, kas tau buvo pačiai didžiausias iššūkis tik pradedant, ar ne? Nes dabar tai jau mes kalbam apie kažkokius organizacijos iššūkis, ar ne, darbinius, bet asmeniškai, ar ne, kaip žmogui, kas buvo sunkiausia, prasilaužti, ar ne, ir toj pačioje pradžioje. Tai man buvo tas barjeras, kur aš pradėdavau kiekvieną dieną, prikrenta tų klausimų. IT projektai tikrai sudėtingi, ar ne, daug sistemų reikia santūruoti. Ir tu dienos, čia nenoriu keiktis, bet dienos pradžioj ateini, pamatai, kiek tau prikrito klausimų ir nesupranti, ko tavęs klausia kartais. Ar tokia durna jautiesi, palaukit, tu kaip aš čia? Dienos gale tu randi atsakymus, vis tiek, ne, kas ieško, tas randa ir tokia protingesnė. Tai man buvo tas barjeras, kad aš pradžioj tikrai turėjau to nepasitikėjimo savim, ar aš tikrai susidorosiu, ar tas sritis tikrai yra man. Vis tiek kažkaip galvoju, aš gal čia moteris, man gal per sudėtinga, vis tiek čia kažkaip programuotojų daugiau čia pas mus vyrų. Tai persilaužiu, viskas yra gerai. Tikrai reikia nebijoti, eit bandyti, kas blogiausia atsitiks, išeisi kažkur kitur, jeigu matysi, kad ne tavo nesigauna. O tau, Mindaugai, nebuvo kažkokių gal net asmeninių savybių, kur matai, kad kažko pritrūko pradžioje, ar ne, ir kas buvo irgi sudėtinga? Man apskritai atrodo, kad projektų vadovas, jisai turėtų galbūt turėti kažkokių ir vadybinių skilsų, ne, kad šiek tiek įtraukti žmonės, parduoti kažkokią mintį ar idėją, ar ten pamotyvuoti tą pačią komandą žmonės, nes projektai labai priklauso nuo to, kas užsako, pavyzdžiui, tą projektą, kas daro tą projektą, kas dalyvauja, apskritai, kas dalyvaujame, nes jeigu nebus tikėjimas iš pačio biznio to projekto, ten pasakys, mums reikia. Bet, žinai, padaryk. Nežinai, kada padarys, tada padarys. Žinai. Tai jeigu toksai nusiteikimas, žinai, bus, tai turbūt tas projektas, jeigu tu ir gausi, jis turbūt bus lemtas užgesti. O jeigu tu tą patį biznį trauki, žinai, pamotyvuoji ir jisai dalyvauja kartu, tai tada viskas bus okei. Bet man, kalbant apie pačią pradžią, kaip ir Aušra kalbėjo, tokios baimės buvo, kaip pradėti. Ta prasme, pati pradžia, čia turime kick-offą, tai darom tą projektą. Ir gerai, kaip čia ką sudėlioti, kaip čia pradėti viską, žinai. Tai. Tavo pati pradžia, kaip viską nuo ko atsispirti, kad toliau važiuotų, kaip tos darbus deleguoti ir panašiai, nes kokį toną turbūt užduodi pradžiai, toks jisai yra nešamas. Čia tas pats, kas ryte, kai atsikeli su kokia pirminė nuotaika, atsikeli tokia ir bus diena. Tai čia lygiai taip pat. Pradėti projektą turbūt buvo tas didžiausias toks iššūkis. Taip. Aš tai dar galiu papildyti, kad vadybinės savybės ne šiek tiek svarbus, man atrodo, labai svarbus. Nes projektų vadovas, vis tiek tu vedi projektą į priekį, vedi projektų komandą į priekį, tu turi būti toks ir truputį psichologas. Nes būna tokių etapų, ypač ilguose tose nesudėtingose projektuose, kur visi pavargę, visiems jau ten viskas kartojasi, atsakymų nerandi, iššūkis po iššūkio, komandos tie susitikimai, kalbi, ir turi pajaust, matai, kad kažkam negerai, reikia pakalbinti žmogų, kažkaip reikia vėl juos užmotyvuoti, nes kartais nuo to bendro vaibo labai priklauso, ar kaip tas darbas einasi. Tai turi labai gerų vadybinių turėti sugebėjimų mokėti žmonės prakalbinti ne tada, kai jie nekalba.
Ir tu, Mindaugai, ką paminėjai, tai toks visai natūralus ar ne praktikos trūkumas yra toks, kur ateini, ar ne, atsisėdi į tą kėdę ir matai, kad tau dar reikės gerokai padirbėti. Bet jeigu lyginant ar ne tą požiūrį, kaip įsivaizdavot, kai tik tai atėjote iš tą sritį, aplikavot ar ne, arba pasiūlė ir kaip dabar tas požiūris į projektų valdymą skiriasi, nes aš įsivaizduoju, kad kai tik tai ateini yra vienokia vizija, kai padirbi, jau galimai kitoks vaizdas. Čia dar turbūt priklauso, kurioje organizacijoje dirbi ir kokie žmonės tave supo, nes pačioj Tele2 iš esmės nebijo klausti ir tau bus atsakyta. Tai nueini pas kolegas, pabeldi į duris ir užduodi klausimą ir surinks dar 10 žmonių ir tau atsakys tą klausimą ir galbūt dar net už tai padarys. Tai čia biški gal paprasčiau. Aš nežinau, kaip kitose organizacijose yra, bet mūsų atveju yra taip. Tai tiesiog ten kur mes dirbom su Aušra, tai visi yra labai tokie komunikabilus, draugiški ir fokusuoti rezultatą. Ir jeigu tau mato, kad kažkas nesiseka, tai tave pati gali papušinti, tas pats vadovas gali padėti ir panašiai. Tai šitoj vietoj mano atveju taip, aš įsivaizduoju. O Aušra. Aš kai pradėjau dirbti, aš tikrai, sakau, kaip ir pasakojau, pradžioje galvojau, kad bus labai labai sunku, nes, naujas sritis, IT projektai, bus labai, taip, nelengva, tikrai nėra lengva, 2 vienodų dienų nebūna pas mus, bet vėl, kaip ir Mindaugas sakė, mūsų įmoniai, ta kultūra yra labai labai teisinga, nėra to ne mano darbo ir aš labai labai dažnai iki šiol girdžiu klausimą, kai mato kolegos, kad ten užsikasus lakstai su to kompu iš vieno myto į kitą, užsidarai vieną meeting roomą kitam ir neturi kada išeiti pakvėpuoti. Būna tokių dienų, aš labai dažnai sulaukiu klausimą, gal tau reikia pagalbos, gal tau kažko padėti. Vien dėl to norisi dirbti su tokiam komandom, tai įsivaizdavimas buvo, kad bus sunku, yra sunku, bet žmonės padaro tą darbą lengvesnį, malonesnį. Ir dar gal toksai momentas mūsų kaip po ofiso žmonių kiekis nėra labai didelis tai, ką mes darom. Tai tie patys žmonės gali atlikinėti kelias užduotis, kelias rolės užimti. Tai, pavyzdžiui, nėra taip, kad aš esu projektų vadovas ir aš tik tai tą rolę darau. Tai mums tenka pabūti ir system manageriais, ir ten produktų owneriais, ir ten testuotojais, ir kom tik nori. Kunigai išminuotojai. Kunigai išminuotojai, ja. Tai yra nemažas tas know-how bagažas surinktas, ne? Kaip ten pas mus viskas vyksta ir tu jau vos ne automatu žinai į priekį, ko reikės, kaip daryti, kur gauti atsakymus, kur kliūsim, kur nekliūsim ir panašiai. Tai tas tokį saugumo jausmą duoda, kad, pavyzdžiui, gauni kažkokį projektelį, ten tą reikės pas tą nueiti, pas aną nueiti, šitą žinau, kaip padaryti ir panašiai. Jau susidėlioja tą bendrą vaizdelį. Tai šiek tiek tas supaprastina, bet jo, tos pačios pirmos baimės, kaip išjudėti, kaip čia susižiūrėti, bet kai šalimais yra vadinama tos špargalkės kolegos, tai natūraliai viskas įsivažiuoja, pagauni tą ritmą ir pirmin. Ir kas dar labai svarbu, turbūt, kaip čia reikia pasinaudoti progą, padėko žodį vadovui. Ačiū Tadai. Ačiū Tadai, turim tikrai labai gerą vadovą, kuris duoda labai daug laisvės, su tą laisvę tu gauni iš labai daug atsakomybės, bet jis kaip mama. Tu žinai, kad jis yra kažkur, tu žaidi savo smėlio dėžiais, tau leidžia ten tą pilį statyti, bet jeigu tave kažkas bandys skriausti, ar ne, arba tau reikės kažkokios pagalbos, kažkas nepavyks, tu žinai, kad visada ateisi, jis visada padės. Tai... Padės pastatyti dar vieną pilį. Taip, ne? Taip. Labai smagu. Mūsų tikrai klauso tie, kurie dabar tik tai domėsis ar ne kursais ir dar visiškai neturi jokio supratimo, apie ką tas projektų valdymas, tai norėčiau tokią labiau techninę pusę nueiti. Tai Aušra, tu tikrai nemažai jau metų šitoje apskritai ir nesrity sukiesi. Tai kaip tu savai žodžiais labai paprastai, kaip sako, 5-mečiui papasakotum, kas yra tas IT projektų valdymas ir kas jį sudaro? 5-mečiai labai sunku būtų paaiškinti, bet čia tau reikia pastatyti lėktuvą nuo nulio, kad jisai skristų iš taško A į tašką B. Tai turi susidėlioti planą, nuo ko pradėsi, kokių žmonių tau reikės, kiek tai kainuos ir pradedi statyti. Ir kas įdomiausia yra su IT projektais, kuo jie skiriasi, pavyzdžiui, nežinau, nuo kokių ten inžinerinių statybinių projektų, kur yra labai aišku, žinai, reikalamas, tu reikia pastatyti namą tokio aukščio, tokio, ten, nežinau, pločio tiek langų. Tai IT projektuose žinai maždaug ką reikės pastatyti, bet mes keičiam variklį skrendančiam lėktuvui labai dažnai ir ne tik variklį.
Ir toks, skrenda ir vis kažką keiti, vis kažką perdažai, vis kažką perdarai. Tai IT projektuose tos monotonijos nėra, tai yra labai dinamiški projektai, labai kompleksiniai. Tai, kažkaip pat maždaug taip turbūt. Mindaugai, gal turi ką pridėti? Aš dabar atsimenu tokią vieną istoriją, ten tėtis man kažkada pasakojo, sako, jaunystė, čia tėvai kaime planavo tvartą statyti, čia dėliojo, tarėsi, sako, aš vieną dieną atėjau, iškasiau griovį ir nuo to viskas pasidėjo ir pasistatė tvartas. Čia šitoj vietoj projektų vadovas turbūt turėtų sudėlioti planą, kaip tu nori, kad tavo tvartas būtų pastatomas. Ten, ar tą patį lėktuvą pastatyti, tai tu turi žinoti, kiek tu reikės plytų, kiek tu reikės cemento, kiek ten darbuotojų reikės ir panašiai. Tai toksai ir turbūt reikėtų suorganizuoti, kad viskas būtų laiku patikta, laiku atvažiuotų statybininkai, medžiagos ir panašiai. Tai turbūt projektų vadovas yra lygiai toks pats kaip ir IT, aš taip turbūt tai kitos priemonės, kaip ir IT, ar ten koks nors statybų projektų vadovas. Tai tik tai turbūt kitos priemonės, kiti instrumentai. Bet jie padeda materializuoti kažkokias idėjas. Ir kas įdomiausia, nei tie statybininkai, nei ten kažkas laiku dažniausiai net važiuoja. ir čia prasideda įdomumas projektų vadovui, kaip išsisukti iš sudėtingų situacijų, kai viskas ne pagal planą. Tai visada turim turėti galvoj bent jau savo planą, ką darysim, jeigu viskas eisis ne pagal planą. Ir labai dažnai, tą rizikų planą vis tiek, pasidėliavom kažkokiam projektui. Tai, kaip aš sakau, labai dažnai IT projektuose būna tas rizikas, kurias tu numatai, kad jos bus, jos nebūna, o tu, kurių nenumatai, tai jos būna. Ir tada prasideda smagumas ir tik nuo tavo turbūt asmeninių savybių ir to mokėjimo susidoroti su stresu ir dar komandą kažkaip užmotyvuoti, ir priklauso, kaip seksis. O kaip apie metodikas, ar ne? Nes yra labai skirtingos projektų valdymo metodikos. Kartu jos ir panašios, ar ne? Ar jūs taikot, ar visgi galvojat, kad, turit kažkokią savo gal net sistemą ir galvojat, kad, tie visi tradiciniai kažkur ten guli vadovėliuose, tai labai įdomu, kaip, pavyzdžiui, pas jūs Teledu yra ir praktikoje apskritai. Čia labai priklauso nuo projekto, labai priklauso nuo projektų vadovo, labai priklauso nuo partnerių, nes projektuose labai dažnai reikia įtraukti ir iš išorinės įmonės. Tai aš dažniausiai dirbu hibridiniu metodu, ar ne, nes jeigu waterfallo metodas tinka, kai tu labai gerai žinai, ką reikia padaryti ir žinai, kad pokyčių nebus. O agile'as, mums reikia nuolat, ar ne, kažkokius pokyčius, sprintai, tai labai daug projekto detalių vyksta pagal agile'ą, bet waterfallas turbūt yra tame, kad, vis tiek, galutinį rezultatą, kokį tu nori gauti, turi žinot. Tai kas bus tas galutinis produktas ir jis dažniausiai turi nesikeisti, bet jo kelionė iki to produkto ir visokie pokyčiai, tai tik agile'as. Man vieną kartą vienas PM sakė, kad, ta prasme, jeigu tinka sąsiuvinys lapas ar ten sticky notesai ir jeigu veikia, tai irgi yra metodas. Ta prasme, jeigu veikia, tai yra metodas. Tai šitoj vietoj kažkokios auksinės taisyklės turbūt nėra. Tai mūsų atveju mes labai dirbam daug su outsourciniam komandom. Daug yra skirtingų įmonių, skirtingų komandų, skirtingų metodų. Ir iš esmės mes prisitaikom prie to, kaip jie yra įpratę dirbti. Nes jeigu, tarkim, viena kompanija yra 20 metų veikianti ir jinai dirba 20 metų waterfallų metodu, mes ateinam, sakom, mes čia dabar žinokit, norim agile'ų dirbti, ten scrum'ų ir panašiai, čia keičiam, žinokit. Ir reikia dabar, vakar jau reikėjo. Vakar reikėjo. Vakar reikėjo, tai tu už vakar. Jo, tai ne, ta prasme, prisitaikom taip, kaip jam komfortabiliau, kad būtų tas rezultatas geresnis ir kad jokių ten turbulencijų neneš, nes tai būtų ekstra rizika. Tai prisitaikom, bet ką Aušra sako, dažniausiai būna toks hybridas miksas. Tai jeigu tu turi tą patį waterfallą ir nori kažkokių tai pokyčių, šitą vietą prisitaikai, pakeitimus ten pasidarai pagal juos, bet įtrauk. Tai toksai pritariu šitą vietą, kad mikso yra pas mus. IT projektų vadovas ir IT projektai, lankstumas yra viena iš tokių ypatybių, kur tu daug ko nežinai ir dažniausiai pradžioje net nežinai, ko nežinai. Tai jeigu dirbsi pagal waterfallą, tai nesigaus dažnu atveju projektas apskritai turbūt.
O apie rizikas, va dabar įvardėt, ar ne, kad būna kažkokios trečiosios šalys, ar ne, įsitraukia. Kokie dabar yra tie iššūkiai? Vat, gal šiandien šiuo metu gyvenat, nes metų pabaiga apšnekėm, kad nėra pats lengviausias laikas. Ir vėlgi laiko ar nesuvaldymas, komandų suvaldymas, motyvavimas, būtent kitų šalių įsitraukimas, kas apskritai, vat, kam pasiruošti, žinai, turiu žinoti, kas manęs laukia, tai ne tik tos gražiosios pusės ar ne, apie ką mes šnekam, bet ir tos sunkiosios. Viskas. Realiai tai visos rizikos beveik visose projektuose kartojasi, ir tai ten yra ta projektų valdymo trybė, bet kad iš biudžeto dažnai išlipti tenka. Atrodo pigiai, gausis už brangiai. Taip, tenka. Tai vienoje vietoje išlipi, galvoja, kaip kitoje vietoje susitaupyti. Iš laiko terminų išlipam, dažniausiai išlipam. Aš kažkur skaičiau statistiką, kad 80% projektų yra nepadaromi laiku, o tie 20, kurie padaromi laiku, tai jie meluoja. Čia kaip ir sakyti, pigiai, greitai ir gerai nebūna. Ne. Ir, bet jeigu taip labai atsiribojant nuo terminų ir nuo pinigų, vis tiek turbūt sunkiausia yra dirbti su žmonėm, nes tas žmogiškas resursas vis tiek jis yra ribotas, ir motyvacijos krenta, ir serga žmonės, ir nespėja, ir perkrauti, visko būna. Tai kaip gauti rezultatą laiku iš kito žmogaus, va čia yra turbūt didžiausias iššūkis. Ir dar tai, kad tas santykis geras būtų. Negali ateiti reikalauti, ar ne? Turi gražiai kažkaip susitarti, o tam žmogui gal tu esi 50 klausimas tą dieną. Ir kas aš sakau, svarbiausia projektų vadovų didžiausias iššūkis dar turėti gerą atmintį. Kad atsimintum, kas ką turi padaryti, arba užsirašyk ir atsimink, kur pasirašy. Visko vis tiek nesirašysi. Čia kaip aš vakar su Mindaugu vieną klausimą irgi kaip tik Išsprendėm, kažką čia aptarėm, užsirašiau. Šiandien ir tiesiog palauk, aš neatsimenu, ką mes ten sutarėm. Taigi užsirašai, neatsimenu, kur užsirašiau. Reiks naudoks. Gerai, kad draugo pagalba pasinaudojau. Jis atsiminė. Tai jeigu dar apie tas rizikas, tai į metų galą jos ypatingai suaktyvėja, nes visi nori užsidaryti, pasibaigti kažkokius tai mažiukus projektus ir panašiai. Ir ten būna taip, kad skuba, lekia ir panašiai, tada gaunasi kažkokios tai klaidos. Tai labai svarbu, aišku, dokumentacija, kad visi viską turėtų apsirašyti. Nes po to būna, ten, jeigu kažkoks trišalis projektas, ten tokios, pavyzdžiui, ten mes, po to vieni partneriai, treti partneriai. Ir tada prasideda stresas ir vieni ant kitų deda. Žiūrėk, čia jie blogai apsirašė, bloga dokumentacija, žinai, siūskios ten ant 3 raidžių. Čia man reikia ekstra darbą. Tada kiti ant tų deda, žiūrėk, man nepatinka, kaip jis bendrauja. Ir tokie visi pajautrinti būna ir tada nenori bendrauti. Žiūrėk, ramiai. Čia. Jo, kalėdas senelis jis mato. Tai toksai, sakau, psichologinis labai momentas ir visi nori užsibaigti tai, kas yra daroma, pradėta ir dar būna kitų visokių, tai iš išorės veiksnių, ten, pavyzdžiui, kitos kompanijos irgi sako, man čia spaudžia, reikia pasibaigti ir panašiai. Tai o tos rizikos, kai daug visokių grandinių yra įtraukta ir klešai visokie vyksta, ten dėl smulkmenų šitoje vietoje, atrodo, tai gali pakabinti ant kaip čia žlugimo šito vieno kito projekto. O sutiktumėt, kad būtent IT projektų vadovas yra tas, kuris privalo turėti, kaip sakote, storą odą ir būti tikrai atsparus būtent psichologiniam stresui? Tikrai taip, ir storą odą ir plačią šypseną. Šypseną atrakina ten tas vartus, žiūrėk, visi sėdi susistresavę, susiraukę, ten jau pykčiai kažkokie. Ne, palaukit. Nusišypstam ir kažkaip bandom. Taip, turi tikrai turėti storą odą, nes tu esi tas, nežinau, kokį čia gerą duoti pavyzdį, ryšininkas, sakėm, ar nežinau, skrydžių vadovas, ar net vis tiek, kiek bebūtų streso, kaip ten žmonės įsitempę bebūtų, tu vis tiek turi sureguliuoti eismą, pasakyti, kas kada kyla, kas kada leidžiasi ir žiūrėti, kad nesugriūtų lėktuvas ir tavęs kartu nenuneštų. Jo, kaip lėktuvas leidžiasi, kokia turbulė, viskas gerai. Kad variklis po to kieme nenukristų. Viskas gerai, jokių nesklandumų neturim, viskas šitai. Tai jo, jauti, ta prasme, vienas parašo, kitas parašo, paskambina. Čia, žinok, ten ne kažką, šūnas gaunasi, žinai.
Šitą iškirpimą. Ir tada susiskambini. Nu, bet jeigu iš tikrųjų taip gaunasi, tai jo, ir tada, jauti, kad yra įtampėlė, tada, vis tiek turi susitikimą, bendrą ten aptarimą, kažkokį, ten pasidalinimą, kur mes esam, tai pradė kokiu ten, small talk'ų, čiatų prasideda, žiūrėk, vienam žvejyba patinka, kitam žvejyba patinka, jau draugeliai, gerai. Ok, tai dabar jau tęskite, ką pradėt. Tai šiek tiek bandai nuimti tą tokį... Įtampėlę. Įtampėlę, jo, tą tokį stresą nuimti, mintis kažkur perkelti ir tada grįžtat gal prie darbų, žiūrėk, visai kitaip kalbas, viskas tvarkoja. Tai gerai, aš tau čia atleidžiu, bet tu parašyk. Gerai, parašysiu, čia einam dirbti, viskas ata. Aš dar mėgstu tą analogiją, jūs kalbate apie lėktuvą, ar ne, aš tai kartais juokauju, kad esam gaisrų gesintojai. Va dėl to raudoni. Jo. Tai žarnas atsinešimai su vandeniu. Laukia gesintuvai. Nes iš tikrųjų atsikelia ir net pirmiausia žiūri, kas dega. Tai šitam irgi reikėtų pasiruošti. Tada vėlgi labiau iš techninės pusės, kas sudaro būtent projekto komandą, tokia tradicinė, ar ne, arba visiškai dabar iš jūsų patirties, kaip dirbat, kokios šalis, pakalbėjom galbūt trečiosios, bet kas tai gali būti, ar ne, ir kaip atrodo tie projektai šiek tiek labiau, kad žmogus suprastų iš praktinės pusės. IT projektų vadovas ir visi kiti. Tai projekto owneris. Vadovas ir visi kiti. Ne. Vadovas ir visi kiti. Aplink žrankyčių ratelį. Jo. Mindaugas susimąsto egzistenciją. Aš galvoju, taip, ar viršuje, ar per vidurį. Ne, bet iš tikrųjų tipinė komanda IT projektų, komanda neturi būti didelė. Dalyvaujančių epizodiškai šalių, čia turėjau vieną tokį projektą, bandžiau kažkada net skaičiuoti pati savo dėl įdomumo, kai projektas baigėsi, kiek žmonių mes į tą projektą įtraukėm, jis metus laiko truko, kiek iš viso žmonių tokiais epizodais. Tai iki 100 pasiekiau, paskui, tokiu nepaskaičiuosiu. Bet ta tokia core komanda, tas brandolys, jis turi būti kokie 6-7 mak žmonės, nes paskui per sudėtinga, reiškia, kad jau kažkas ne taip. Tai be IT projektų vadovo visada būna, jeigu kuriam kažkokį naują produktą, tai būna to produkto owneris būtinai. IT projektuose labai dažnai turėtų būti ir pas mus visada būna architektas, kuris sudėlioja tą sprendimą. Mums reikia pastatyti sprendimą lėktuvą, tai projektų vadovas nežino ten, kaip ten ką su kuo sujungti. Tai architektas sudėlioja visą struktūrą, visą logiką. Ir sistemos arba partnerių, arba mūsų vidinės, kurios irgi tam sprendime jau ten įgyvendinime dalyvauja ir programuoja, tai tikrai turim turėti ir po jų atstovą, kad visą laiką gauti informaciją, kad transliuotų žinutę, jeigu keičiasi kažkokie reikalavimai. Tai turbūt tas, ir dar turim analitiką verslo visą laiką. Jo, verslo analitiką, ownerį, architektą, tas pats security. Saugumo vadovai traukinėm, nes yra jautrus dalykai. Kas yra labai jautru, pavyzdžiui, pas mus tai ypatingai visur iš esmės turi traukti security, ar ten security compliance yra atitinka kažkokie vieni ar kiti pakeitimai, ar ten dėgymas ir panašiai. Kas dar tada testuotojai tie patys turėtų būti. Bet testuotojai tokia gal pagrindiniai komandai nebūna. Turim sistemų ownerius, kurie jau su testuotojais. Sistemų owneriai, jo. Ir aišku, priklauso nuo pačio projekto. Jeigu ten, pavyzdžiui, kažkokie yra aplikacijos lygmenį ten pakeitimai, ar ten kažkas dėgymas kažkoks, tai viena komanda, bet jeigu yra kažkoks tai, pavyzdžiui, sistemos redeploymentas ar ten deploymentas naujos sistemos ir jeigu ten, pavyzdžiui, yra on-premise, tai reikalinga tada infrastruktūros komanda, ne? Tai linkėjimai Renatui. Tada turbūt, jo, architektai, jau minėjai. Ir product owneris, kur aš sakau, jeigu kuriam kažkokį naują produktą, pavyzdžiui, klientam, tai jeigu ne product owneris, o kažkoks kitas projektas, tai ką to norėjau pasakyti, kad tas idėjos autorius, ar ne, kuris nes ne projektų vadovas sugalvoja, kad mums čia to lėktuvo reikia. Kažkas vis tiek yra tas žmogus, kuris turi tą galutinį produktą naudos, ar ne, ir kuriam po to perės po projekto užbaigimo jau visą atsakomybę. Tai būna tas idėjos autorius, dažniausiai product owneris. Ir labai dažnai maišo žmonės, kurie iš vis dar nėra susidūrę, būtent product ownerio ir projektų vadovo tas pozicijas ir atrodo, kad čia vienas ir tas pats, tai irgi gal biškelė apie šitą. Tos skirtumus pagrindinius, kokias rolės atlieka ir ko tos pozicijos skiriasi. Tai aš kadangi esu dirbus product owneris, produkto manageris labai yra panašios, ar ne? Tai, bet jeigu taip tarp projektų vadovo ir produkto managerio ownerio, pagrindinis skirtumas, tai kaip sakiau, produkto vadovas, jisai
atsako už vieną produktą. Ir jo viziją, jo plėtrą, užtikrinimą, kad viskas gerai veiktų. IT projektų vadovas, mes nuo vieno projekto prie kito šokinėjom. Vieną užbaigėm, einam kitą, vieną užbaigėm, einam kitą. Tai produkto vadovas, jisai gali kažkokią dalį savo produkto dengti tam kažkokiam projektą, bet jau projektų vadovas, jisai atsako už visą komunikaciją, už visą planą. Jo toks daug platesnis, jis plačiau, bet ne tiek į gilį, o jau menedžeris arba owneris labai giliai turi žinoti tą produktą, už kurį atsako. Pagrindinė skirtumai, aš taip įsivaizduoju, kad projektų vadovas atsakingas, kad būtų laiku ir už sutartą pinigų sumą, o owneris atsakingas, kad būtų taip, kad būtų įgyvendintas taip, kaip buvo norima, kad atitiktų poreikius. Tai labiau į tuos reikalavimus, į funkcionalumą, o vadovas tai, kad laiku ir už atitinkamą sutartą. Čia toks geras turbūt būtų pavyzdys, ar ne, jeigu mes darom kažkokį, nežinau, appsą, tarkim, kuriam, jeigu išeitį, tai ar raudonas mygtukas prisijungimo bus ar žalias, ne projektų vadovas pasakys to produkto owneris arba menedžeris, kuris ir atnešė tą darbą, ne, ir kuris tapo projektu. Ir kaip manai, pavyzdžiui, žmogus pabaigęs kursą, kuris iš esmės yra fokusuotas į projektų vadovą, ar gali jis būti puikus ir produkto owneris? Ar yra kažkoks, kaip sakyt, tie įgūdžiai bendri, ar ne, kur reikia ir vienam, ir kitam? Aš manau, kad gali. Kodėl tai ir mes tokie esame. Tai... Aš ir ten irgi buvau. Ir dabar, ir kaip Mindaugas sakė, ir per dieną pabūni kartais ir ownerių, kai... Ir patestuotojų būni, ir ownerių pabūni, ir system managerių pabūni, ir projektų vadovų pabūni. Visose rolėse pasiekti. Tai iš esmės tai tikrai gali būti. Labai plati, ar ne? Tiek, bet irgi iš programos pusės jinai yra labai plati. Ir mes irgi indikuojam, kad tai nėra vienintelis tavo kelias, ką indikuojat ir jūs, kad tikrai gali ir vienur ir kitur savo vietą vėliau surasti. O kaip, pavyzdžiui, pas jūs įmonėje yra tokia praktika, kad, nežinau, žmogus nesijaučia, tarkim, savo roliai būdamas, tarkim, projektų vadovu ar produktų owneriu, ir kad pereina būtent įmonės viduje, auga kaip pačioj įmonėje, kaip Tele2. Sėdi pavyzdys, ne? Tai jeigu tu rodai proaktyvumą, tą norą dirbti ir, ta prasme, turi idėjų ir jas nori įgyvendinti, tai tavo idėjas vis laik bus pastebėtos ir ten tas aktyvumas tavo. Tai šitoje vietoje vienareikšmiškai. Tai jeigu tu tik tai save nori realizuoti, tai pirmin. Šitoje vietoje Tele2 yra... Nežinau geresnės kitos vietos. Ir yra pavyzdžių ir tarp kolegų, kur dirbo kituose skyriuose, pavyzdžiui, vardais neminėsim, tarkim, analitikų komandai tapo product manageriu ir puikiai tvarkosi. Čia yra labai smagu, nes tikrai didelėse įmonėse tai šita tendencija yra puikia, ar ne, kad tu galbūt ir nesijauti visiškai savo vietoj, bet labai greitai ir lengvai gali ją atrasti. Jeigu tu būsi geras žmogus, gerai dirbsi, profesionalas, su gera nuotaika, iniciatyvus. Geras žmogus, nespecialybė. Čia tik viena iš tai. Jo, tai būsi entuziastingas, motyvuotas, tai tikrai eik ir kalbėk. Nenoriu čia, noriu čia. Tai labai gerai, kad žinai, ko nori. Labai gerai žinai, ko nori. Tai vadovas pas mus, visi vadovai pas mus tavęs tikrai išklausys ir turbūt nukreips ir paskatins. Tai jeigu tu ateisi pas savo vadovą, sakyk, jis žiūrėk, aš turiu idėją, kuri gali veikti taip ir žinau, kaip ją padaryti ir noriu padaryti, ten kainuos tiek ir tiek panašiai. Ta prasme, turi padaryti savo namų darbus vienareikšmiškai. Aš ten negalėti atsakyti, žiūrėk, vadovas, aš noriu Ferrari. Sudėsim lipduką, važinėsiu, čia gerai atrodys. Ne, nepaisti. Tai jeigu tu turi planą, idėją ir tikiją, svarbiausia tikėti, ten galbūt kelis kartus tau reikės užeiti, pasibelsti pas vadovą ar ten pas kitą skyriaus kolegą, bet galų galiausiai tikrai būsi paskatintas ir duos tau vėliavą ir tu ją neši. Ir vaikštam su vėliavom. Ja. Na, bet aš turbūt, nežinau, tai pasakysiu labai kategoriškai, bet jeigu žmogus dirba kažkokia įmonėje ir jaučiasi, kad yra ne savo vietoj, bet mato to įmonėje poziciją, kurios jis labai labai nori ir jam nėra galimybių pereiti, tai tada siūlau keisti įmonę, nes iš tikrųjų viskas ir prasideda nuo to noro ir motivacijos. Motyvuotas žmogus, jis važiuoja kaip Ferrari be lipdukų. O dabar irgi
mąstau apie tokius trendijų topikus, šiek tiek dirbtinį intelektą. Tai irgi įdomu, kaip pas jūs viduje, kiek į savo kasdienybę įtraukėt, ar ne? Kai kurios įmonės, žinau, netgi savo turi ChatGPT atitikmenis, kur irgi turi vidinę, ar ne, konsultantus. Kaip pas jūs yra, ar naudojat, ar praktikoje, ar kiekvieną dieną, kaip, žinai, įprasta įrankį, ar rečiau, tai irgi įdomu, kaip pas jūs praktikoje. Teisybė sakyta. Visada tik teisybė. Mes nemeluojame. Juokauju. Žmogiškasis intelektas vis tiek nugalėjo. Iš tikrųjų, taip, ChatGPT turbūt asmeniškai kiekvienas nenaudojam, kartais reikia ten ir tų terminų, nežinau, mes telekomunikacijos sektorių dirbam, tai būna ten su tinklo kolegom, kartais tenka turėti susitikimus, kur jie ten 3 žodžių trumpiniais kalba, tai kartais reikia to vertėjo, bet reikia labai atsargiai tą daryti, turbūt visi žino, jeigu naudojam ChatGPT, tai bet kaip nuasmeninti duomenis ir panašiai, jeigu reikia kažkokiai rinkos analizai labai tinkamas, aš tikrai labai dažnai pasižiūriu, kokie trendai pasaulyje, tam pradėjus kažkokį naują projektą. Bet jeigu taip kasdienybė, tai įmonių nemažai turbūt turi integruoti, jeigu naudoja Microsoft, ar ne, tai turi Copilotą, tą įrankį, kur padeda kartais Word'e gražiau sudėlioti mintis. Tai aš tokiam labai, su Mindaugu kažkaip lėm, tokiam monkey job, kur tau gražiau reikia sudėlioti atsakymai. Kažkaip gražiau timeline nupiešti, Excelio kažkokią formulę pamiršai, tai ten neieškosi ir neskaitysi if, that, when. Tau labai gerai padeda dirbtinis intelektas. Tai mes tokiem paprastesniem dar dalykam turbūt nenaudojam, ten lėktuvo nestatomum. Nei ChatGPT, nei kažkokie kitokie įrankiai. Jo, nestatom, bet naudojam, ten vieni skyriaus kolegos turbūt naudoja labiau, kiti mažiau, aš pats asmeniškai irgi naudoju AI ir kaip ir Aušra minėjo, tokiem paprastiem darbam, ten kažką padėk man gražiau surašyti, struktūrizuok ar panašiai, ką tu galėtum iš esmės pats pasidaryti, bet laiką taupant, tai už tave padaro šitoje vietoje. Taip galima ten modeliuoti ir panašiai, ar ten kažkokius timeline'us dėti, arba ten, nežinau, kažkokius business case'us turbūt rašyti ir panašiai galima turbūt, bet šitoje vietoje saugumas yra turbūt kol kas prioritetas ir kažkokių įmonės duomenų mes nenaudojam, kas liečia į. Tai nebent nautai, minutės kažkokios nuosmenintos ir panašiai. Labai atsargiai kol kas dar šitoje vietoje. Tai minimaliai, galėčiau sakyti, naudojam. Dėl ko klausiu, nes tikrai dabar čia, kai sakau, nėra konferencijos, nėra pokalbio, bet dirbtinio intelekto, kas eina kalba ar ne apie IT rinką. Ir tikrai tos prieštaringos nuomonės, vieni sako, ne, čia IT projektų vadovai dabar šis nebelabai bus reikalingi, čia, žinai, vis tiek perims dirbtinis intelektas, aš sakau, palaukit. Ir realiai, tikrai IT projektų vadovas yra tas žmogus, kuris yra tavo psichologinis suportas, kuris yra tavo žmogiškasis faktorius, kuris viską ar nepaima, kaip aš sakau, į vietą ir sustiguoja. Tai dar ilgai ir nuobodžiai dirbtinis intelektas to nepadarys, dėja. Tai čia tikrai tos rizikos mažai, sakyčiau, bet kaip ir kalbat, tas kasdienis pagelbėtojas tokiem einamiesiam darbam ir tiesiog taupant laiką, ar ne? Pagreitinti. Jis techniškai galėtų būti kaip špargalkė vadinama. Tokia, jeigu ten pažaidus, tai iš esmės ten tu aprašykiam projektą, aprašyk komandą, aprašyk visokius kriterijus, ten tarkim biudžetas, timeline'ai, komandų dydžiai, kažkokie apribojimai, rizikos, jis to viską sudėlios, ten viskas okei. Bet, tu turėsi ir registruoti viskas, kas vyksta, iš esmės, konspektuoti, ne? Tai jis už tave to nepadarys, nestebės, nesėdės šalia ir nebendraus su kolegom ten ar ten su partneriais ir panašiai. Tai šitų vis tiek vėl grįžtam prie vadybinių skillsų, kad reikia jų, ta prasme, niekur jos nedings ir visas AI-nų jisai kol kas šiai dienai yra paremtas kažkokia data ir ta data, kaip daug kas sako, jinai turi būti ideali. Jeigu nori, kad AI tau tarnautų ir padėtų ir atsakytų, tai tavo data, sources, iš ko įma šitą informaciją, turi būti nepriekaištinga šitą vietą. Tai kol kas ir taip ir ne. Ir kadangi jau sėdėm Code Academy krėsluose, tai labai įdomu, kaip jūs patys ugdote savo įgūdžius, kaip toliau mokotės, kuo domitės, jau turėdami ar ne, nemažai patirties. Learning by doing. Ne, ką iš tikrųjų skaitom ir straipsnių, bent jau aš tikrai pasiskaitau ir
Ir tam pačiam LinkedIn'e tikrai daug puslapių follow'ų, kur apie projektų valdymą kalba. Ir čia neseniai ir įsiema projektų valdymo kursą, pasiėmiau pažiūrėti, gal dar kažko nežinau. Tai reikia sekti tiesiog naujienas, teisingų žmonės, paklausyti podcast'o. Dalyvauti seminarus, Dalyvauti ir panašiai. Tikrai einam, mokomės nuolat. Aš taip galvoju, kartais net galvoju, kada čia tas laikas sustot. Nes mokys, bet turbūt niekada. Nes niekada. Sustos iškart, kaip ten, kas neina į priekį, srieda atgal. Tai... Rankinį ištrauk ant Ferrario. Tai jeigu tokį trumpą kiekvienas nuo savęs patarimą žmogui, kuris žengia į šitą profesiją, galbūt nepasitikė irgi savimi, savo žiniomis, ką jūs tokiam žmogui patartumėt? Kuris nori tą project managerį? Eik ir daryk. Ta prasme, vieną kartą gyveni. O ką prarast, ar ne? Eiti, bandyti ir tokiu būdu atrasti tą savo kelią, kurį tą pareigybę specialybę labiausiai tinka, nes, bijosi, tai koks tas gyvenimas bus. Reikia eiti ir daryti, bandyti. Jeigu tu tikrai dvėjoji ar tarkim bijai, tai galbūt tai nėra tavo, kaip sakant, ta vieta, ta rolė arba ten pozicija, kurios tu norėtum, galbūt reikėtų pergalvoti, ką tu norėtum daryti, nes, jeigu tu nori būti tarp žmonių, bendrauti su žmonėm, spręsti problemas, aišku, po to vaisiai būna labai saldus, viskas tvarkoja, mėgsti savim, pats prieš save stoti, pasidžiuoti, jas padarėm, liuks, sutvaldėm, valio. Toksai pastenkinimas po to jis ateina, nes iki kol tu viską darai, tai būna visko up ir down. Tai šitoj vietoj būni tarp žmonių, bendrauji daug, problemų turi irgi nemažai. Tai labiau gal jeigu esi intravertas žmogus, tai reikėtų pergalvoti šitą dalyką. Ja, čia geras skambas. Iš tikrųjų, projektų vadovas turi būti tas, kuris mėgsta bendrauti, mėgsta žmonės, gali kalbėti, moka kalbėti ir nori kalbėti. Tai labiau sakytum, kad projektų vadovas yra projektų vadovai yra gimstama ar vis dėlto tampama? Žinai, kur tai yra, turi būti natūralios savybės iš savęs ir vis dėlto aš galiu, kažkaip laikui bėgant jas išugdyti. Aš manau, kad tikrai išugdama ir aš iš tikrųjų savo net draugų rate turiu vieną žmogų, kuris buvo labai intravertas, dabar yra labai sėkmingas, ne projektų vadovas, apskritai vadovas įmonės. Ir jis sako, šiaip esu intravertas, man patinka būti vienam, aš kartais nenoriu bendrauti, bet sako, aš per save perlipu, išmokstu ir kažkaip sako, fake it till you make it. Ir viską galime išmokti. Ta prasme, svarbiausia yra, turbūt noras. Ir jeigu ta baimė yra kažkokia, tai gerai, baimę mes visi turim. Būtų nenormalu nebijoti, ypač kai nežinai, nežinomybė, niekad nebandęs to darbo. Bet jeigu nepabandysi, niekad ir nesužinosi. Tai va taip mes čia ir atsiprašom. Aš taip pritariu šitoje vietoje, kad tikrai gali išmokti ir jeigu tu esi labai metodiškas žmogus, tai šitoje vietoje tu puikiai susitvarkysi, suvaldysi, išsireikalausi, kad būtent dirbkim pagal taip, kaip aš noriu. Tai šitoje vietoje tada, diriguosi ir viskas tvarkoj bus. Bet, kaip tu sakai, būna fake it till you make it, ir vis tiek išplauki šitoje vietoje ten. Tai nėra turbūt tokio vieningo atsakymo, bet jeigu tu dvėjoji, nenori, tai dar kartą turbūt reikėtų pergalvoti šitą. Viskas prasideda nuo noro. Bet jeigu nori, tai bet kokį gali tapti astronautu. Kaip Barbė, gali būti bet kuo. Arba Kenas. O jeigu dabar, nežinau, kai kurie žmonės klausosi jūsų ir galvoja, noriu pabandyti, mane domina ar ne, bet galbūt ne visai nori žengti tokį iškart didelį žingsnį, nežinau, eiti studijuoti. Tarkim, galbūt Tele2 turi, nežinau, praktikantų programas arba ten būna kažkokios dienos, kada galima apsilankyti ir pamatyti jūsų tą virtuvę. Ar, nežinau, su jumis pasikonsultuoti tiesiai ir paklausti, ar yra ta galimybė. Tai rašykit drąsiai, aišku, pakalbėsim. Rašykit Aušrai. Turi laisvą laiką, mailų negauna. Mytų neturi, visai tu 12 per dieną. Tai ne, bet aš visada, padėsiu, žmogus nori kažko paklausti, tikrai, jeigu klausia, gal neatsakysiu čia ir dabar, ten kitą dieną, bet ir praktikantų, taip, mes kars nuo karto turim. Turim praktikantų ir yra success stories, kai tai praktikantas ir dabar jis yra vieno ar kitokioje pozicijoje ar vadovaujančio ar ne, bet yra, ta prasme, nemažai, kurie atėjo, pasiliko ir dirba ir patenkinti ir
kitiem gyrė. Ir šiaip, jeigu žmogus starto poziciją, tikrai niekad nedirbęs projektų vadovų ar tam product managerio, nėra buvęs panašiai pozicijai, šiaip yra gana dažna pareigybė įmonėse arba IT projektų koordinatorius, padeda projektų vadovui, arba tas junior project manager. Tai yra labai gera starto pozicija, kur galima pasimatuoti su mažesne atsakomybė, kartu turint šalia projektų vadovą kaip mentorių. Ir, pamatyti, tinka ar netinka, tai kokius metus padirbus tam mažesniam laiptelį ar ne to kareivukų, paskui gali to jau generolų vaidį, kaip nuskambėjo. Šautų, neduodam. Tu kol kas tik tai šovinius padavinėsit, paskui jau. Paskui dar užkabinsim kokius antpečius. Tai aš irgi nuo savęs paskatinsiu, jeigu jaučiat, kad tikrai tai yra jūsų sritis, jūsų kryptis, tai šokam mokslus, jeigu reikia pasimatuoti, tai tikrai yra labai daug žmonių komunikuojančių, arba turim labai nuostabius pavyzdžius, kurie jums gali atsakyti. Ačiū. Tai kviečiu mokytis, kviečiu domėtis, o jums labai ačiū už pokalbį. Turim paskutinį šių metų podcastą. Tai susitinkam kitais metais.